Nu, jie yra atskiri žmonės, nu, tas, man atrodo, tas pasisavinimas vaiko didžiausia bėda ir klaida pagrindinė. Kad jeigu čia mano vaikas, tai yra mano, ne, tai nėra taip, tai mano, nu, aš jam daviau gyvybę, aš jam suteikiau šitą kūną, nu taip, bet vaikas tai yra atskiras žmogus, jisai visiškai unikalus dalykas, kūrinys, taip tavo kūrinys, bet jisai turi savo sielą, turi savo tą stichiją, ne, turi savo energiją, nu viską jisai savo turi ir tu jam turi sukurti tiesiog erdvę, nu kaip padėti jam užaugti tame, kame jis gimė, tuo, ko jis yra. Tai man atrodo, vien jau tas, jeigu pakeisti, tik požiūrį pakeisti, va taip pasukti galvoj, smegenis šiek tiek kitą pusę ir pažiūrėti į tą vaiką ne į kaip kažkokį savo daiktą, o kaip į kitą, visiškai atskirą žmogų ir su tokiu dideliu noru jį iš tikrųjų pažinti, nes tau įdomu, koks jis žmogus, koks jis gimė, koks jis yra, koks jis užaugo.